Mano bičiulis Žano iš liudijimas. padebesių, šiandien jisai tarnauja Dievui, auklėdamas vaikus. Lipk čia, Žana, lipk. Nu, tavęs nieks nematys tiek žemai. Tai nemindžiai. Man irgi buvo gera matyti čia, kai mano žmona virtuvėje žiūri įrašus jūsų per pusryčius ruošdama vaiką. Galėsiu pasigirti, kad gyvai susipažinau. O tai nuotykis. Iš tiesų reikia tik vieno garbinti ir būti su juo, kad būtume viena. Nežinau iš tikrųjų, dėl ko jūs čia mane pasikvietėt ir pradėjot nuo mano pirmųjų pažinčių ir draugų iš Suomijos parvežtų čia, kur kartu gal buvom klasiokai Pakutuvėnuose, paskui Klaipėdai. Plamai labai dėkoju Dievui už jūs visus ir kad ta jūsų tarnystė ir tarnyba tęsiasi ir duok Dieve iki dangaus, kai jin tęstus. Nes gera matyti jūs visus čia žemėje ir ruoštis, kad visus jūs, kokie jūs bebūtumėt, patinkat man ar nepatinkat, matysiu danguje. Amen. Amen. Tai va, į tai kreipdamas savo mintis, galiu irgi drąsiai su jumis dalinsis, patiks jums ar nepatiks, bet jeigu jau pasikvietė, tai esu tėvas, tarnystė mano tėvas. Esu tėvas, susituokiau 20 metų atgal. Turiu 8 vaikus, iš jų vienas jau net amžinybėj, meldžiasi už mane. Ir kaip tik toksai metas galvoju, apie ką jums kalbėti. Dabar žiūriu, kad jau 6 metai, kaip mano sūnus išėjęs, o važiuodamas galvoju, viešpatie, duok tu man kažkokį tai tekstuką, kad aš galėčiau su tais išmaniais visais krikščionais pasidalinti. Ir kažkaip buvau radęs, kad mes taip pat didžiuojame sielvartais, žinodami, kad sielvartas gimdo ištvermę, ištvermė išmėginta, dorybė išmėginta, dorybė viltį, o viltis neapgauna, nes Dievo meilė išlieka mūsų širdise šventosios dvasios, kuri mums duota. Amen. Amen. Tai va, apie tą viltį ir apie kitus dalykus, ne? Tai va, prieš 6 metus važiuodamas iš savo kaimo į kitą kaimą į Lyduvėnus, 2 kilometrai atstumu, turėjau tokį įvykį, vertėsi mūsų autobusas, vyrukas už vairo buvo blaivas, kitas šalia buvo blaivas ir aš su 2 vaikais buvau blaivas. Vienam buvo 6 metai, kitam 3, mes apsivertėm, Algminas prisitrenkė vietoj už vairo, greitis nebuvo kosminis, gal 70. Volodijai sakau, atidaryk duris, vaiką reikia ištraukti. Volodija sako, negaliu, Žanai, variklis. Koja suspaudė ir išlūžta stiklas, vanduo veržės. Ir vyksta kažkur tai ten toks upelis Dratvinio ir matau prieš save bažnyčią. Traukiu Jurgį, Pranciškų pastačiau gale. Traukiu ir noriu šaukti, žiūrėdamas į bažnyčią, Jėzau, kur tu? O kojos nelaiko, šaltas vanduo, negalvojau, kad toks silpnas esu. Ir sūnus mano gėrė, aš įtraukiu gėrę, vėl paskui atbėgo vyrai keli, išlupo duris, ištraukė mano vaikus, nuvežė į ligoninę, bet Jurgį ligoniniai išlydėjau ir jau jo nebeatgaivino. Atėjo daktarė, sako, žiūrėk, sako, reikia suleisti vaistus. Sakau, neleisiu vaistų leisti, o turėjau tokį įsitikinimą kažkokį tai, nereikia. Nenorėjau nusiskausminti, nes buvau pamanęs iš tikrųjų, kad išprotėjau, nes nei rėkiau, nei verkiau, nei staugiau, nei kažkokiu tai ėjo iš kūno išlaužti kažkokį skausmą. Nesupratimas visiškas. Tokia tamsa atrodė, kad, išprotėjau ir viskas, ir jau taip ir bus. Daktarė sako, bet čia paliepimas, sako, reikia suleisti tos vaistus. Sakau, daktarė, jeigu aš paskambinčiau
kam nors ar man neprivežtų, kam nors kokius 6 kartus stipriau, kaip jūs manot? Sako, supratau. Nu ir va, naktį prabuvau su Jobo knyga, ryte nuvažiavau pas kleboną Šiluvos, Rastą, dvasinio pokalbio, gal iš pažinties. Negalėjau priimti savęs silpno, man, užmušt mane kas nors turėjo, kad aš vaiką savo atiduočiau mirčiai į rankas. Tai va, tai kažkaip, gal Jobas padėjo labai, kad man nėra kaip Jobui. O klebonas uždavė paprastą klausimą, sako, ką tu jam galėtum dabar duoti geriau, ar ateityje, negu jis šiandien turi. Ką galėtum jam geriau duoti? Sako, Žanai, ar tu aplamai tikintis? Ir žinokit, mane ištiko klausimas, ar aš tikintis? Sakau, tikiu Viešpatie, padėk mano netikėjimui. Tai va, ačiū Dievui už Dievo žodį, kada kažkaip tai galėjau susivokti, atsišaudyti. Ir supratau aiškiai, kad turiu rašyti, kad Jurgio išleistuvės, o ne mirtis. Tai parašėm, gimė tada ir gimė dangui tada ir tada. Buvo tikrai nuostabios išleistuvės ir ar kokį gal 800 Dovydas suskaičiavo brolių ir sesų, kurie atvažiavo su mumis švęstas išleistuvės. Tai buvo man stipriausias dalykas, kur aš randuos, kad aš esu bažnyčiai, kad aš tikrai esu tarp brolių, kad aš tikrai einu į dangų. Jurgis tarp kitą ko Algio giesmę visada giedodavo pakeliu į dangų. Jam labai patikdavo. Tai va, tai kai mane labai užspaudžia, aš turiu pasilikęs jo skydą. 5 metų jis buvo ir padaręs ten visur mėtydavo skardai ir skydai. Tai aš visur. Manęs vakar jaunimui kalbėjau, sako, kas čia pas tave per diržas. Sakau, mes katalikų bendruomeniai turim tokį žodį devocionalinės. Sako, kas? Sakau, devocionalijos. Nieks negalėjo pakartoti. Sakau, čia Švento Jurgio diržas. Kas sako? Sakau, Švento Jurgio diržas. Iš kur, sako, gavai? Sakau, sūnaus. Sako, dėl ko jį nešioji? Sakau, kiekvieną dieną, kai žyds apsiviniuoja maldai ir filijaną užsideda, taip ir aš tą diržą, kai užsidedu, man ramiau, kad aš tikrai pakeliu į dangų. Kad šiandien gali būti 3 valandą, paskutinė valanda. Ir tai bus Dievo gailestingumas man. Žodžiu, po išleistuvių visi suprato, kad man ten su žmona biškį negerai su galva, bet žmona turėjo apreiškimą. Per laidotuves priėjo prie mane, sako, žinai, sako, arba jau man visai kažkas, gal tikrai vaistų išgert, sako, nežinau, kas vyksta su manim, bet, sako, man Viešpats sako, kad ateis ir atsiųs tau paguodą, tu nesijaudink, bus tau paguoda. Ir mes po poros mėnesių žinojom, kad laukiamės. Ir tai buvo dukra. Ir vardas jos Guoda, dėl paguodas. Ir Jurgis 3 valandą išėjo, jinai 3 valandą atėjo. Tai va, aš toksai prie mistikų supratau, kad tikrai tai įvyko. Bet po mėnesio gal Pranciškus, kuris liko gyvas, krenta nuo laiptų ir jį išvežam į ligoninę. Daktarai sako, kuo greičiau iš Šiaulius. Iš Šiaulius atvažiuojam, sako, koma. Aš sakau, nesupratau, sako, koma. Nuėjau į koplyčią, atsimenu, pradėjau melstis ir toksai noras spirti iš kojos į tabernakulį. Sakau, tai čia tavo meilė, čia tu taip manim pasitiki, čia aš tiek vertas. Kaip suprast, kur tie palaiminimai, kur surašyti šventam rašte, aš nebesuprantu. Siunčiu draugam žinutes, prašau maldos, draugai siunčia per 3 asmenis žinutes, Žano šeima apsėsta, velnias įsisukęs. Nebežinau, ką atrašyti. Pasiėmiau Pauliaus laiškus ir iš Pauliaus laiško, kad dėl manęs gyvenimas mirtis turbūt ir nežinau, dėl ko aš čia gyvenu. Ir toks aiškumas atėjo, žmonai paskambinau, sakau, jeigu Jėzus kiekvienam asmenyje, tai gal aš pasilieku adoracijoje, jeigu Pranciškų jau Viešpats guldo į komą, tai
pasiliksiu, kol jisai bus komai. Paprašiau, kad iš bendruomenės vyrai atvažiuotų. Sakau, skirstykitės per savaitę, įsiskirstykite, ten atvažiuos gyvulius pasiims kitas brolis. Aš pasilieku čia. Vyrai paprašė, kad leisčiau jiem pabandyti patiem. Sakau, gal nevarkit. Sako, leisk, koks tau skirtumas. Ir aš leidau. Ir po 2 savaičių Pranciškus grįžo į save, o aš grįžau į bendruomenę. Bet grįžau į kitą bendruomenę, nors su tais pačiais žmonėm. Grįžau aš kitas ir bendruomenė buvo jau kita. Tai buvo gal mano širdis irgi, manau, perkeista, kad man tikrai ir iki šios dienos kažkaip tai tie įvykiai mane padarė dar aršesniu. Jeigu kažkas nesigauna ar nematau, tai kažkaip nelabai skauda. Matau tikslą, kur einu, žinau tikslą ir kažkaip bendruomenė dabar jau gyvena kitaip, biški. Tie jausminiai dalykai yra sumažėję, žmonės ateina pas mus kaip į šeimą, kaip į bendruomenę ir dalinasi, mato, kaip mes gyvenam, ką darom, kur darom. Tai tas turbūt kažkiek tai duoda to laisvo oro, bet tai nereiškia, kad nėra tų baimių. Kažkaip buvau įsivaizdavęs, kad mūsų namai negali daugiau 12 priimti, Jėzui pretenzijas visokias duodavau, kad tu pats su 12 tik vaikščiai, o gerai turim vienus namus ir taip prie stalo ir tilpdavo 12 vyrų. 13 aš ateidavau, jau ant kampo ten sėdėdavau. Ir vieną dieną viešpats tokį patikrinimą irgi padarė, paskambino 4 žmonės per vieną dieną. Ir noriu pasakyti ne, bet jaučiu, kad stabdo. Dvasia stabdo sakyti ne. Sakau, perskambinkit vakare. Yra toks pas mane Vytautas, jis tarnauja jau keli metai. Sakau, tu kai žiūrėk, tu kaip nori, suprasiu tave, gali pasitraukti, bet aš negaliu nepriimti žmonių, nes pastatą pastatėm didelį tokį. Sakau, nėra ten plytelių dar išklota, bet manau, kažką tai sugalvosim. Tai sako, darom, jeigu jau tik reikia. Tai jie nuvažiavo ten nuo pastolių tokius ožius atsivežė, stalus padarėm. Ir man klausimas viešpatė, sakau, taigi nedabaigtos tos erdvės, tai kaip čia? Sako, Žanai, statei pastatą, nuvažiavęs į karą, pamatęs, kaip kare žmonės gyvena, kad, sakei, kad tau reikia to pastato, kad priimtum daugiau žmonių. Tai jeigu prasidės bombardavimas, ar priimsi be pusę plytelių išklijuotų? Priimsi. Atėjo tie žmonės, vienas iš jų pasirodo plytelščikas, įsiklijavo per tą savaitę į tas plytelės, tą visą salę, o aš stoviu, nieko jam nesakau, nes aišku, gėda būtų savo netikėjime. Kitas atėjo elektrikas, trečias atėjo santechnikas, į be manęs viską pasidarė, į susitvarkė, į toliau tvarkosi, statos ir kūrės, tik ten tas įvaizdis, kad aš dar ten namų tipo kažkoks tai vadovas. Tai va, tai viešpats visada tikrina ir, pasidalint man su jumis tik tais tiek, kad ką jie gėdoja, kad viešpats geras, o daugiau nieko, kas baimė, netikėjimas, nepasitikėjimas ir kad tik pakeliui į dangų. Ir ačiū, kad priėmat į valgį dar davė, tai tiek. Garbė Dievui. Buvo Žano liudijimas. Ačiū.